Sveiki visi, aš esu Gabrielė Matuzaitė ir šiandien padarysiu kiek kitokį video ir manau iš pavadinimo supratot, kad šiandien kalbėsim apie Bambos Auskarą. Per 20 gimtadienio video, kas matėt, kas nematėt, aš nusprendžiau savo dovanoti Bambos Auskarą. Dabar šiandien yra praėjęs lygiai mėnesį, kai aš prasivėriau savo Bambą. Toks kaip disclaimeris iš pradžių, kad noriu pasakyti, kad aš nesu kažkokia Auskarų ekspertė, kol kas tik studijuoju tame iš tikrųjų ir tikrai nežinau tobulai, kaip prižiūrėti Auskarą, ar kas jam yra ir panašiai. Ir kaip ir sakiau, praėjo lygiai tik mėnesis, o šitas Auskaras gyja iki pusės metų, iki metų laiko, kol pilnai sugyja. Tai aš dar tik kalbu iš savo patirties. Tai per šitą video apriepsim porą dalykų, papasakosiu apie visą vėrimo experience, skaudėjo, neskaudėjo ir panašiai. Rodysiu foto šiek tiek, kiek turiu iš pačio gyjimo proceso ir kaip per šitą mėnesį atrodė tas Auskaras. Papasakosiu patį gyjimo procesą, rodysiu, kaip dabar atrodo ir kaip dabar jaučiuosi. Gale video parodysiu, kaip aš prižiūriu šitą Auskarą, kaip valau, su kuo valau ir taip toliau. Tai pradėkime nuo pirmo dalyko. Koks yra tas visas jausmas ir ar skauda prasiverti Bambos Auskarą, kas prasideda nuo to, kad turit surasti vietą, kur versitės, tai tikrai pasiieškokit gerų meistrų, kurie yra tai darę ir nedarykit to namuose. Kainos varijuoja nuo 30 iki 50 eurų, čia priklauso nuo miesto ir jūs būtinai turit atsižvelgti ir tai, ar jūs galit turėti šitą Auskarą, pasidomėkit apie Auskaro šito anatomiją, apie Bambos anatomiją. Įdėt galiu galbūt porą fotkių, kurios nusako. Tiesiog yra bambų, kurios negali turėti šitą Auskaro. Tai tiesiog pasidomėkit, aš čia per daug nesigilinsiu tai, bet tiesiog pasidomėkit. Skausmas nėra didelis šitą Auskaro, tikrai, nes prasideda viskas nuo to, kad mano bent jau meistrė naudoja žnyplės tokias, tai jinai sužnybė mano odą ir tiesiog savo sužnybkit ar bambą, ar kurią nors vietą ir ilgiau palaikykit. Tai skauda, bet tu pripranti. Tai pripratina prie to skausmo. Tiesiog kai deda adatą, mano meistrė labai greitai padarė. Ir aš džiaugiuosi, nes manau, jeigu bestų taip ilgai, tai būtų tikra kankinė. Tai džiaugiuosi, kad labai greit man tai padarė. Pats skausmas jis yra tiesiog nemalonus. Tiesiog ilgiau palieskit savo bambą ar bandykit durti. Tai tiesiog pykinimo tokį jausmą sukelia. Tai lygiai tas pats su adatos virimu. Labiau buvo toks nemalonus jausmas, lyg kažkas į tavo organus įbestų, toks stiprus, bet labai greitas skausmas. Tai tikrai ištveriamas, man tik tai ilgiau užsukinėjo tą Auskaro galiuką, tai gal buvo nemalonu, nes tiesiog gal kokias 5 minutės tau judina šiek tiek, kad tu nenori, kad dabar kažkas išvis liestų to vietą, tai galbūt tas šiek tiek padarė įtakos, kad aš kraujavau šiek tiek iš savo Auskaro ir po to trigger warning, dabar parodysiu fotkę, kur yra bėlynė, tai jeigu kažkam kažkas nepatinka, biškai praskipinkit. Tai va taip atrodė mano Bambos tas Auskaras kokias 2 dienas, kokias 3 dienas, apie savaitę laiko, kol sugijo šitą mėlynę po Auskaro įvėrimo. Taigi, pirmoji savaitė gyjimo tikrai buvo pati sunkiausia. Tik išėjus, kai atslopo visas adrenalinas po Auskaro, supratau, kad skaudėjo pasilenkti, atsitūpti. Bet ką daryti? Tu net nepagalvoji, kad pilvo raumenys ant tiek visur dalyvauja, kiekvienam tavo žingsnį, nes grinai dėdavau žingsnį ir tu jauti tokį dilgčiojimą, skausmą. Pirmoji naktis buvo kiek sunkoka. Aš asmeniškai nemiegu ant pilvo, tai aš neturėjau tos problemos, bet miegu ant šono arba ant nugaros. Tai pirmą naktį tikrai miegau ant nugaros, nes išvis pradėjau labai kaisti man naktį, nes gyja žaizda, tai jinai kaista. Tai pirmą naktį labai kaito, negera buvo, bijojau užkliudyti netyčia, bijojau, kad kaldra užkliudys ir kažkas tokio, tai tikrai buvo daug baimės. Galvojau, negi dabar kiekviena naktis bus tokia, bet ne, visiškai viskas tvarkoj. Antrą, trečią naktį jau tiesiog miegojau ant šono ir neužkliudžiau, aš ant Auskaro, viskas buvo gerai. Antrą savaitę taip atėjo, pradėjau ieškotis visokiausių kelnių, kurios yra žemo liemens, kad tik neduoti spaudimų, nes taip tai nešiau treninginės kelnes, bet aš nesu tokia labai mėgėja visur su treningais vaikščioti, tai ieškojau rūbų, kurie būtų patogus. Ir realiai visą šitą mėnesį nenešiau jokių džinsų, aukštų liemenių ar kažkas tokio. Vienas iš tokių, kaip būdų apeiti šitą sistemą, pavyzdžiui, aš dėjau suknelę aptemptą, aš tiesiog užsiklėjau didelį pleistrą tokį specialų, kad nesitrintų per daug su medžiaga ir šiek tiek būtų tokios apsaugos. Antra ir trečia savaitė kaip ir panašios buvo, tik tiek, kad aš antrą savaitę, kadangi per pirmą savaitę sugijau ant tą mėlynę, antrą savaitę pastebėjau, kad atsirado šašas, šiek tiek skaudėdavo jį man labiau, tai stengiausi ir valyti ir panašiai. Trečia savaitė vis mažiau skausmo. Tas skausmas labai yra priprantamas, dabar yra 4 savaitė, tai šis pirmom savaitėm tikrai labiau skaudėjo valyti viską, dabar
labai lengvai aš galiu valyti, nes, tarkim, pirmą savaitę, pirmom dienom išvis apvalyti aplink auskarą, tiesiog tu stovi ir toks bijai tiesiog, kad šiek tiek pajudinsi, tikrai labai jautri vieta būna, antrą savaitę daug lengviau jau valėsi. Tai o tiek per mėnesį realiai visai gerai pagijo. Atleiskit už tai, kad keičiasi šiek tiek apšvietimas, bet tiesiog tamsta ir greit tamsta, tai gali būti kažkokių skirtumų, bet tikiuosi labai jums tas nekliūda. Bet einam prie, man atrodo, trečiojo dalyko, kaip mano auskaras atrodo dabar ir kaip aš dabar jaučiuosi. Tai galiu tiesiog realiai atsistoti, nežinau, kiek jums matosi. Bet jis dabar atrodo štai taip. Nieko jam nėra iš tikrųjų. Dabar realiai auskaras man tikrai daug mažiau skauda. Aišku, jeigu kažkur užkliudau ar kas nors man per pilvą taip užkliudo tą auskarą, ar su kokiu rūbu, jeigu užkliudau, tai labai stipriai skauda tikrai. Ir pas mane auskaras yra pakankamai didelis, tai jisai pakankamai iššoka į išorę. Sakykim taip, lengviau užkliūna už kažko, daug lengviau aš jį pati galiu priliesti ir užkliudyti. Visiems tiems, kurie galbūt galvoja apie auskarą vėrimą, siūlyčiau pasirinkti kuo mažesnius tuos burbuliukus. Ketvirtas dalykas, priežiūra šitą auskarą. Aš konkrečiai naudoju Octiseptą. Čia toks purškaliukas tiesiog, gali būti kitos firmos ar kažkas tokio, bet tiesiog jis yra grinai žaizdom valyti, gydyti, bet nėra tokiais peroksidais, spiritais, kas nesausintų jūsų odos ir nesukeltų to visos žaizdos paraudimo dar didesnio ir kuo greičiau gydytų ir tiesiog atliktų funkciją naikinti bakterijas. Tai tikrai siūlyčiau įsigyti, bet kokioj vaistinėj tikrai galite rasti, nuo 5 iki 7 eurų kažkur kainuoja, tai tikrai ne auksas. Pirmas 2 savaites valydavau 3 kartus per dieną, tai ryte, per pietus ir vakare, dažniausiai tiesiog po kažkokių veiklų. Dabar porą savaičių valau ryte ir vakare, nes jaučiu, kad tiek man užtenka. Nebesipurvina tas auskaras kažkaip labai ir nenoriu išsausinti odos per daug ir per daug jos valyti, nes vis tiek ten yra bakterijų, kurios padeda gydyti. Tai viską nuolatos nuvalant galite ir pakenkti. Per dažnai nevalykit, 3-2 kartai per dieną maksimum. Tai parodysiu tiesiog, kaip aš pati valausi. Naudoju aš ausų krapštukus, būtinai nusiplaukit rankas arba nusidezinfekuokit prieš liečiant visą tą odą. Purškaliukas, užpurškiu taip normaliai. Pradedu aš nuo viršaus tiesiog tokiais, nežinau, ar matot, sukamaisiais judesiais tiesiog apeinu aplink auskarą, aplink viršų ir štai taip pakeliu, palaikau, jeigu reikia. Aplink apačią apinu, šiek tiek nuvalau ir būtinai išvalau pačią bambą. Kaip matot, tikrai dar yra paraudimų šiek tiek, ypač ties šitą vietą, nes čia ir man buvo tas šašiukas, bet šiaip overall, tai manau gerai viskas čia man gyja. Gerai, kiti higienos dalykai, nes tikrai valymas 2-3 kartus per dieną nėra vienintelis dalykas, kaip reikia prižiūrėti šitą auskarą. Kaip ir minėjau, jokių rūbų, kurie spaudžia, ypač pirmomis savaitėmis, jokių timpų, džinsų, dar kažko, kas labai laikytų tokį spaudimą ant auskaro ir laikytų prakaitą viduj. Stengtis nešioti kažkokius atvirus rūbus, sukneles, kelnes, kurios yra žemesnio liemenio ir taip toliau. Kitas dalykas, kurio pirmom savaitėm tikrai irgi nelabai galėsit daryti, nežaiskit su tuo auskaru, nesukiokit, nestumdykit atgal, tik kiek, tarkim, rodžiau šiek tiek, jeigu reikia pavalymui galit, bet šiaip nestumdykit to auskaro, nes tas auskaras gyja iš vidaus, jisai turi tokį tunelį ir tas tuneliukas turi sugyti ir netgi jeigu atrodo, kad iš išorės tas auskaras sugijo, jisai tikrai viduje dar nesugijo. Kūno higiena, turiu omeny maudymasis, siūlyčiau taip ypač pirmą mėnesį daryti tik duše. Nemirkit vonioj, nes vonioj vis tiek mirksta visas jūsų kūnas ir viso kūno bakterijos maišosi. Ir maišosi taip pat nuo bambos ateina kojų bakterijos, tarkim, ir panašiai. Tai stenkitės ilgai nebūti vandenyje ir būtinai išėję iš dušo iš karto nusausinkit, neleiskit bambai būti šlapiai, kad taip pat nesigamintų bakterijos ir tiesiog sausa vieta geriau gyja negu šlapia. Dėl kitų telkinių, visokiausių upių, baseinų, kubilų, taip toliau, šiaip reiktų palaukti bent jau 2 mėnesius ar
3-4 ir kuo ilgiau, kiek tai galit. Neikit, nesimaudykit jokias jūras, upes ir panašiai. Kitas dalykas, aš tarkim asmeniškai iš savo patirties galiu pasakyti, aš buvau nesenai tarp spa, kur yra baseinai, kur yra pirtis, džakuzį ir panašiai, bet ten visur yra naudojamas chloras ir tai labai sumažina bakterijų kiekį, ten jų beveik nėra, bet baseine, pirtise buvau ir mano auskarui tikrai nieko neatsitiko, iškart po viso to aš jį išsausinau, nuvaliau su antiseptiku ir, kaip matot, mano auskarui viskas gerai, niekas nesureagavo. Žodžiu, stenkitės vengti visokių telkinių ir būtent iš tą informaciją galite suprasti, kad tikriausiai vasarą iš tą auskarą prisiverti nebūtų labai protinga mintis tai daryti, tai siūlyčiau žiemą, rudenį, kai jau baigėsi visi karščiai, aptimti rūbai, prakaitas ir galite lengviau užgydyti šitą auskarą ir pasiruošti vasarai, kad galėtumėt jau eiti maudytis, nes tikrai būtų liūdna negalėti to daryti. Tai kaip ir viskas per šitą video. Kas norit, kad toliau dokumentuočiau galbūt šitą auskarą gydymą ir po pusės metų apie tai pakalbėčiau, tai parašykit. Jeigu patiko šitas video ir buvo kažko naudingas, paspauskit like, nepamirškit pasubscribint ir pažiūrėti, galbūt patinka ir mano kitoks turinys. Būkit saugus ir pasidomėkit prieš ką nors darant ir nedarykit to namuose. Žodžiu, gerai, viskas, atsisveikinu. Myliu bučioju, šiptelį nešioju, susimatysim kitam video. Bye. And it goes a little something like